diena. Šiandien aš norėčiau nufilmuoti apleisto pastato vidų ir architektūrą. Pamaniau, kad pradėti nuo stogų geriau būtų, nes apačioje yra tiesiog įdomiau. Taigi, nieko nelaukia, pradėsime. Štai, kaip matote, čia yra pilna apžvalgos objektų. Tai dabar operatorius apsisuks ir parodys jums, ko yra aplinkui. Gerai, tai nieko nelaukia, leidžiamės nuo stogų. Šiaip šis pastatas įkurtas 1987 pavasarį, bet dėl biudžeto trūkumų ir apdegusių pastatų mes jį uždarėme. Gerai, tai pagaliau atėjome į savo, žiūrėsime jį atidžiau. Kaip matote, čia yra 4 kambariai. Taip. Pirmasis kambarys čia turėtų būti su balkonu, bet panašu, kad nelabai čia kas pavyko kurti gerai. Deja, mūsų operatorius šiuo metu nelabai gali šnekėti, todėl kad papasakos jums apie visą šitą pats. Kaip matote, čia dar vienas balkonas, nieko ypatingo. Taip kad einame į kitų kambarių. Čia jau šis tas įdomiau. Štai matote, yra dar kažkoks kambariukas. Nu ir galiausiai čia buvo vis tiek tos durys su kopėčiom, bet dėja tos durys buvo užsuktos. Čia, kaip matote, buvo katiliniai. Bet čia irgi nieko įdomaus, tai kad eisime toliau žiūrėti. Gerai, tai štai dabar priėjome kažką įdomesnio. Apžvelgsime kažką baisesnio. Tai štai, čia buvo kažkas panašaus į tualetą. Galite pasižiūrėti čia atidžiau. Bet aišku, čia, kadangi nieko ypatingo nėra, tai kad... Tai štai, kaip matote, čia irgi nėra nieko ypatingo, paprasčiausias griuvęs pastatas. Gerai, eikime pasižiūrėti į ką nors šviesesnio. Tai štai, mes dabar leisimės laiptais į 3. aukštą. Galiausiai tenai kažkas bus įdomesnio. Tai gerai, nieko nelaukdami perėsim prie 2. aukšto, nes 3. aukšte viskas tas pats kaip ir 3. Na, kaip matote, nieko ypatingo, viskas beveik tas pats. Galime dar pažiūrėti vaizdą pro langą. Štai apdegęs pastatas. Tai štai, nieko ypatingo, paprasčiausios šiukšlės. Ir toliau mes apžvelgsime gilesnės vietas. Pavyzdžiui, tai kad nieko nelaukdami eisime link 1. aukšto. Tai jau bus įdomiau. Tai štai, čia dar vienas kambarys susijęs su katiline. Kaip matote, fabriko darbuotojai buvo nusivylę pamatę tokį vaizdą. Taip, kad čia dar keli kambariukai. Kaip matote, nieko ypatingo. O štai dabar pereisime prie saugyklos. Kaip matote, didelį erdvi vieta, saugoti visus daiktus ir panašiai.
Štai antroji saugyklos dalis dar įdomesnė, nes čia buvo kažkoks dangčiuoliukas. Taip pat irgi nieko ypatingo.